Taigi, sveiki, esu Darius Michalcevičius. Šiandien pristatysiu Jums paskaitą elektroninis parašas su asmens tapatybės kortelė ir programėlė MCART.LTU. Taigi, kas yra elektroninis parašas? Elektroninis parašas yra kaip Jūsų parašas ant popieriaus, tik matomas telefono ar kompiuterio ekrane. Ant dokumento uždėtas atspaudas patvirtina, kad šis dokumentas pasirašėte būtent Jūs, o ne kitas asmuo, nes pasirašymo priemonė išduodama tik tam žmogui, kuris pateikė prašymą ir praėjo patikrinimo procesą. Jeigu po pasirašymo kas nors pakeičia Jūsų tekstą, elektroninis parašas iš karto tampa nebegaliojantis. Todėl galite likti ramus, kad niekas tyliai pasirašyto dokumento nepakeis ar netliks korekcijų pasirašytame dokumente. Tai svarbu, nes staupote laiko, jums nereikia spausdinti papildomai dokumentų, jau paskui pasirašinėti ranka, paskui juos reikėtų ir nusiskanuoti, kad galėtumėte išsiųsti, kam reikėtų nusiųsti tą dokumentą. Taipogi, jums tai reikia tik tai, kai pasirašysite dokumentą elektroniniu būdu, jums tiesiog reikės jį įkelti į sistemą, atlikti keletą veiksmų ir dokumentas bus pasirašytas. Tada atitinkamai jūs nusiųsite jį elektroniniu paštu arba įkelsite į sistemą. Taip, MCART.LTU programėlė leidžia telefonu pasirašyti dokumentus, panaudojant asmens tapatybės kortelę, o pasirašymo ir tapatybės patvirtinimo paslaugos atliekamos nemokamai. Todėl tai ypač patogu, kai reikia greitai pasirašyti nuotoliu dokumentus, programėlė veda žingsnis po žingsnio ir aiškiai parodo, kada priglausti kortelę ir įvesti kodą. O jei dvejojate, visuomet galima pakartoti procesą, atšaukiant esamą procesą. Tai yra pakartojant veiksmus ir įsitikinus, kad viskas atliekama sklandžiai. Kad atsisiųsti programėlę, jums reikėtų atsidaryti, jeigu naudojate Android telefoną, Google Play parduotuvę, jeigu naudojate iPhone telefoną, tai jums reikėtų atsidaryti Apple Store. Arba atitinkamai šiuo metu, jeigu norėtumėte įsidiegti šią programėlę, tai nusiskanuoti arba kairįjį Android telefoną QR kodą arba dešinį. Jūs automatiškai nukreips į įsidiegimo procesą, kur reikės tiesiog paspausti mygtuką atsisiųsti, arba jeigu naudojate anglų kalbą, get arba install. Dariau, jeigu gali truputėlį lėčiau. Gerai? Gerai. Ačiū. Taip. Tai jeigu atsidarysite Android telefone, jums reikės pasirinkti programėlę, kuri atrodo kaip pavaizduota ekrane, ant jos paspausti ir atitinkamai susidiegti. Kai paspausite šį procesą, jums po truputį pradės siųstis programėlė, kuri atsiras jūsų ekrane arba darbo ekrane, kitaip tariant. Ir po kurio laiko jūs galėsite pradėti naudotis. Tas pats vyksta ir su iPhone telefonais. Android telefone reikia pažymėti vieną dalyką, kad reikėtų įjungti NFC funkciją. NFC funkcija tai yra mobiliojo telefono funkcija, kuri leidžia keistis duomenimis telefonu ir tarp kito įrenginio kelių centimetrų atstumu. Tai kad šią funkciją įjungti Android telefone, jums reikėtų atsidaryti nustatymus, į paieškos lauką įrašyti NFC ir surasti tokį punktą kaip NFC ir bekontaktis mokėjimo būdas. Reikia pasižiūrėti, ar svirtelė yra paslinkta į dešinę pusę. Jeigu taip nėra, tai jums reikėtų paspausti ant jos, kad svirtelė atsirastų dešinėje pusėje. Tai identifikuos, kad NFC funkcija yra įjungta ir galėsime tęsti įdiegimo procesą kortelės į programėlę. Svarbu noriu atkreipti dėmesį, kad norint pridėti kortelę į MCART.LTU programėlę, kortelė turi būti išduota nuo 2021 metų rugpjūčio 14 dienos, nes senesnės kortelės MCART.LTU programėlė netinkamos. Kortelė turi turėti bekontaktį luistą, kad galėtume ją pridėti prie programos ir būtent viena iš būtinybių yra, kad būtų į kortelę įrašyti elektroninės atpažinties ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatai.
kurie yra įrašomi, kai išsiemam asmens tapatybės kortelę migracijos departamente. Mums būtina pasakyti, kad mes norėtume, kad kortelė būtų sertifikatai, kurie mums leistų naudotis elektroninėmis paslaugomis. Tokiu būdu, atsiemant kortelę, jums bus įrašyta sertifikatai į kortelę ir atitinkamai bus paduotas vokelis, kuriame bus ir pateiktas PIN kodas, kurį mums reikės pateikti, kai mes norėsime pasirašyti dokumentą arba prisijungti prie elektroninių paslaugų. Svarbu nesupainioti, kad sertifikatas įrašytas į kortelę galioja trumpiau negu pati kortelė. Tai atitinkamai, kai kortelė yra išduodama, viduje esantys sertifikatai galioja 3 metus nuo sudarymo dienos. Pasibaigus šiam galiojimui pasirašyti dokumentai lieka kvalifikuotais ir parašas galiojantis. Tik kad naujų dokumentų jūs negalėsite pasirašyti. Kad galėtume pasirašyti dokumentą, mums reikės papildomai kreiptis į migracijos departamentą, kad išsiimtume naują kortelę. Nes kortelės nes atnaujinti kortelę esančių sertifikatų šiuo metu jau nebegalima, prieš tai buvo galima, bet su naujom taisyklėmis, kad būtų pasiektas aukščiausias saugumas, bus išduota nauja kortelė su naujais sertifikatais. Ir jeigu sertifikatų galiojimo neatnaujinsite, kortelę vis tiek galėsite naudoti kaip įprastą asmens tapatybės dokumentą, patvirtinti gyvai. Tai yra arba pašte, arba banke, arba kitur, kur reikėtų patvirtinti savo tapatybę. Taigi, kai viską apžvelgiam, ko mums reikės, tai norint pridėti kortelę prie mKart programėlės, mums reikės dviejų dalykų. Pačio telefono, kortelės ir laiko. Tai pirmiausia, atsidarome programėlę mKart LTU, matysime švarų langą, kur yra pliusiuko ženklas ir pridėti kortelę. Norint pridėti kortelę, mums reikės tiesiog paspausti šį mygtuką ir atsivers iš karto pridėjimo langas, kur mūsų paprašys įvesti CAN kodą. CAN kodas yra ant priekinės kortelės, ant priekio kortelė dešinėme pusėje, kaip matome skaidrėje. Kodas yra kaip ir identifikavimas, kad ši kortelė priklauso jums ir kad ją mes galėtume pridėti prie pačios programos. Suvedame šį kodą ir programėlė automatu turėtų mus nukreipti į kitą lauką, kur mūsų paprašys pridėti kortelę. Jeigu naudojame Android telefoną, mes tiesiog pridedam jį prie galo telefono ir laukiame, kol vyks nuskaitimas. Jeigu naudojame iPhone telefoną, mums svarbu atsižvelgti į vieną dalyką, kad kortelę reikia dėti truputį aukščiau, taip kad matytųsi viršuje mūsų pavardė. Ir padėti kortelę būtų geriausia ant stalo, kad galėtume matyti šį veiksmą. Tai atlikus, telefonas turėtų nuskaityti mūsų kortelę ir pereiti prie kito žingsnio. Jeigu mus atidaro ir matome CAN kodą ir vardą, pavardę bei sertifikato galiojimo laiką, reiškia, mums pavyko pridėti kortelę. Jeigu matome tokį vaizdą kaip skaidrė, reiškia, kortelėje nėra įrašytų sertifikatų. Ir mums reikėtų pasikreipti į migracijos departamentą, kad išduotų tinkamą kortelę su esančiais sertifikatais, kad galėtume ją pridėti prie programos. Taigi, atlikus šios veiksmus, ką mes galime atlikti su mKart LTU programėlė. Tai visų pirma, kurį aš veiksmą dabar parodysiu, yra prisijungti prie elektroninės valdžios vartų ir atitinkamai prie visokiausių kitų viešųjų paslaugų, per kurios vyksta prisijungimas per šią platformą. Šiuo metu aš parodysiu Jums prisijungimą prie e-paslaugos.lt, kadangi vėliau parodysiu, kaip vyksta pasirašymo procesas. Taigi, į naršyklę pirmiausia įrašome linką, tai yra elektroninis e-paslaugos.lt,
ir paspaudžiame mygtuką, kuris mus nukreiptų tenais. Dažniausiai Enteris. Tada atsidarytame lange mes matome žaliame fone mygtuką prisijungti. Paspaudžiame ant jo ir palaukime, kol mus nukreips į prisijungimo langą. Atsidariusime lange mes matome labai daug prisijungimo būdų. Bet kadangi mes turime dabar mCART LTU programėlę, susidėgę, suinstaliavę, paleidę jam procesui, tai mes galime ją, mums reikės pasirinkti bekontaktę NFC asmens tapatybės kortelę. Pasirinkus šį punktą, mums yra sugeneruojamas dvimatis QR kodas, kurį mes turėsime nuskaityti su telefonu. Pasiemam telefoną į rankas ir pasileidžiam mCART LTU programėlę, kur reikėtų paspausti QR kodo nuskaitimas. QR nuskaitimas. Jį paspaudus mums atsidaro langas, kur įsijungia kamera ir mes tą kamerą turėtume nukreipti su generuota koduku. Tai atlikus, mūsų sistema paprašys įvesti PIN kodą. Po PIN kodo įvedimo, kurį mes gavome iš migracijos departamento voke, mūsų paprašys pridėti kortelę. Bet jeigu mes neprisimenam kodo arba jį pametėm, ar šiaip kažkas su juo atsitiko, tai mes negalėsime pasinaudoti šią programėlę, nes kodas yra tiesiog pamestas. Tai mums reikėtų vėl kreiptis į migracijos departamentą ir per naują užsiskinėti kortelę. Atitinkamai reikia nepamiršti, kad jeigu naudojame iPhone telefoną, reikėtų kortelę pridėti taip, kad pavardė būtų truputį aukščiau. Dariau, noriu paprašyti, ar galit garsiau kalbėti, nes čia žiūriu susirašinėjimo laukelį, žmonės skundžiasi, kad kompiuteryje garsas nustatytas, bet taip tyliau girdim jūs. Tai aš tai normaliai girdžiu, bet jeigu galit. Gerai? Jo, gerai, pasistengsiu. Taigi, suvedus PIN kodą, mums programėlė parodo keturženklį koduką, kuris turėtų sutapti su paslaugose esančiu koduku. Tai atitinkamai, jeigu kodukas yra sutampa, mums reikėtų paspausti mygtuką patvirtinti. Jeigu matome, kad kodas nesutampa, mes spaudžiame mygtuką atmesti. Tai vykdome tam, kad įsitikintume, kad tikrai mes jungiamės prie paslaugos.lt. Atlikus šios veiksmus, matome pagrindinę ekraną, kas identifikuoja, kad prisijungimas įvyko sklandžiai. Ir mCART LTU programėlėje mes matome savo kortelę ir atitinkamą QR kodo nuskaitimą, pradinį ekraną. Taip, tai prie ko mes galime prisijungti, naudojant mCART LTU programėlę. Tai prie tokių portalų kaip e-sveikata, registrų centras, mokesčių inspekcija deklaruojant, atliekant deklaraciją. Ir prie kitų visų paslaugų, kur mes jungiamės per elektroninius valdžios vartus. Taip pat mes turime galimybę ir pasirašyti dokumentus kvalifikuoto elektroniniu parašu. Kur ir dabar aš jums parodysiu, kaip tai atlikti. Taigi, norint pasirašyti dokumentą, viena iš galimybių yra per pačios elektroninius valdžios vartus, kur mes prisijungę matome žaliame fone esantį stačiakampį mano e-valdžios vartai. Ant tenais reikės paspausti ant jo, mums išsiskleis meniu, kur reikės surasti e-dokumentai. Paspaudus ant šitos nuorodos, mus nukreips į tokią formą, kur reikės pasirinkti trečiame žingsnėje pavaizduotą nuorodą. Ja paspaudus atsidarys pasirašymo formą, kur reikės pirmiausia pasirinkti dokumento tipą, kuriuo mes norėsime pasirašyti. Tai yra dažniausiai Lietuvoje naudojamas PDF-as, kuris yra pasirenkamas numatytai ir jeigu teikiame pasirašytą dokumentą institucijoms, tai dažniausiai yra naudojamas dar ASIC formatas. Pasirinkus vieną iš tipą, mums reikės užpildyti tolimesnius laukus. Tai yra dokumento sudarytojo laukai, kur mes nurodome pasirašančio vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą.
Toliau pasirašantis asmuo, irgi nurodome vardą ir pavardę ir įkeliame dokumentą, kurį norime pasirašyti. Tai yra paspaudžiame ant mėlyname fone esančio mygtuko įkelti, pasirenkame dokumentą, kurį norime įkelti ir įkeliame į sistemą. Po šių veiksmų spaudžiame žaliame fone esantį mygtuką tęsti ir mus nukreipia į pasirašymo formą, kur jau mes sutikriname suvestus duomenis. Sužiūrime, ar tikrai įkeliame tą failą, ar nurodyti dalyviai pasirašantis yra teisingi ir tada pasirenkame priemonę, su kuria mes norime pasirašyti. Šiuo atveju mums reikės pasirinkti bekontaktę ATK ir paspaudžiam mygtuką pasirašyti. Sistema mums sugeneruoja QR kodą, kurį mes turime nuskaityti su programėle ir pakartoti tos pačius veiksmus kaip ir su prisijungimu. Tai yra, pirmiausia, atsidarome programėlę, atsidarius jai paspaudžiame QR nuskaitimas ir nukreipiame telefono kamerą į QR kodą. Vykdome programėlę veiksmus, tai yra suvedame slaptažodį, pridedam kortelę ir laukiame, kol pasirašymo procesas įvyks. Kai pasirašytas dokumentas įvyksta pasirašymo procesas, mums elektroniniai valdžios vartai grąžina informaciją, kad dokumentas sėkmingai buvo pasirašytas. Ir turime 3 galimybės, ką galime atlikti. Atsisiųsti dokumentą, peržiūrėti ir pasirašyti kitą dokumentą. Tai jeigu mums reikės įkelti dokumentą į kokią nors sistemą, mes jį atsisiunčiame ir galime tiesiog pasižiūrėti, ar tikrai užsidėjo parašas. Kai mes tai identifikuosime, dažniausiai kairėje pusėje turėtų atsirašyti, kad pasirašytas dokumentas, nurodytas laikas ir vardas pavardė. Taip pat mes galime patikrinti ir rankiniu būdu dokumentą, ar tikrai yra uždėtas parašas. Ir atitinkamai gautą dokumentą, kurį atsiuntė, pavyzdžiui, elektroniniu paštu mums, koks nors draugas ar kitas šeimos narys. Ir tai galime atlikti per mūsų viešai prieinamą paslaugą tikrinimo įrankyje. Tai pirmiausia, mums reikės nueiti į svetainę elektroninis parašas.lt. Atsidarius šią svetainę, mums reikės pavažiuoti truputį žemyn ir surasti skiltį elektroninio parašo sertifikato ir laiko žymų tikrinimo įrankis. Tai suradus šį lauką, mes ant jo paspaudžiame ir sistema mus automatiškai nukreipia į tikrinimo įrankį, kur matome skaidrę pateiktą vaizdą, kur prašoma įkelti dokumentą. Tai yra 2 galimybės, kaip galima įkelti dokumentą. Tai paspaudus mygtuką pasirinkti failą arba tiesiog iš kompiuterio įkeliant drag and drop principų dokumentą, kur įkėlus dokumentą mums automatiškai yra patikrinamas mūsų parašas. Įkėlus dokumentą, jeigu matome informaciją, kur yra pateiktas, kaip pačianais pavaizduota vardas pavardė, tai atitinkamai turėtų būti nurodytas pasirašyto žmogaus vardas ir pavardė ir uždėta laiko žyma, kada buvo dokumentas pasirašytas. Tai atlikus mes matome, kad šis dokumentas yra pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir dokumentas yra tinkamas pateikti, jeigu mes tikriname pasirašytą dokumentą ir tai mums nurodo, kad jeigu atsiųstas dokumentas, kad jisai yra tikrai pasirašytas ir su juo viskas gerai. Bet jeigu mes matome visiškai kitokį vaizdą, tai reiškia, kad dokumentas buvo koreguotas paskui po pasirašymo ir tai numušė mums uždėtą parašą, arba dokumentas iš vis nebuvo pasirašytas. Tai atitinkamai mes galime pakartoti žingsnius, kuriuos aš rodžiau prieš tai, kad pasirašyti dokumentą, arba tiesiog mes įkėlėme blogą dokumentą. Ir atitinkamai pasirašęs mes galėsime vėl pasitikrinti dokumentą šioje sistemoje.
Tai ačiū uždėmesi ir jeigu turite klausimų, galiu atsakyti. Tai gal tada galiu, kaip pas mane saulė šviečia, tai aš dabar perskaitysiu, kuriuos klausimus išgaudžiau, jau net nuo pačios pradžios dariau, gerai? Gerai. Tu rodei paskiau, kaip įvesti ten iš kortelės tapatybės 6 skaičius, taip? Dabar klausimas ir Dalį ir Nijolė klausia, o jei kortelės neturiu, o tik pasą, kokį numerį tada įrašyti? Kokios alternatyvos, kas ten dariau? Kaip matome šitoje skaidrėje, mums būtinai reikalinga asmens tapatybės kortelė. Pasas mums šioje vietoje yra netinkamas, kadangi programėlė yra padaryta taip, kad mes galime pridėti tik asmens tapatybės kortelę, kurią mes turime išsiimti šiuo metu iš migracijos departamento ir būtinai paprašyti, kad į ją būtų įrašyti kvalifikuotos elektroninės atpažinties arba ir elektroninio parašo sertifikatai. Jeigu mes nepaprašome, mums tiesiog yra išduodama kortelė be įrašytų sertifikatų ir mes kaip ir negalėsime jos pridėti prie sistemos. Mielas Dariau, galima klausimėlį? Taip, klausau. Matote, mes, kaip sakome, jeigu kortelė mūsų galioja iki, pavyzdžiui, 29 metų, ir žinot, kaip mes visi po Dievu vaikštom, mes galim bet kokią minutę numirti, tai mums gerai ir pasirašyti ir Smart ID, mes čia nieko nekeisim, pavyzdžiui, aš asmeniškai, gal kiti ten ir bėgs kažką keisti. Ačiū. Jo, aišku, yra galimybė pasirašyti su kitom priemonėm, bet šiandien aš pristačiau vieną iš galimų nemokamų būdų, kur mums yra suteikiama kartu su asmens tapatybės kortele. Ar galiu paklausti, ar teisingai suprantu, kad norint padaryti čia pasirašyti su asmens tapatybės kortele, faktiškai reikia 2 įrenginių, nes jeigu viską turi viename telefone, tai kai ateina tas QR kodas, su kuo jį nuskanuoti, su kitu telefonu, ta prasme, kaip veikia, ar įmanoma turint tik telefoną ir tą programėlę telefone, ar būtinas ir antras įrenginys? Antras įrenginys, kiek aš domėjausi, tai nėra būtinas, tiesiog tada sistemoje programėlė reikėtų pasirinkti, kad naudoju telefoną tam pačiam veiksmui atlikti, bet tiesiog yra patogiau, kai yra 2 įrenginiai, kadangi mes galime įkelti dokumentą ir visą kitą iš pačio kompiuterio. Ir tiesiog kaip antras įrenginys yra telefonas, kuriuo mes visą procesas patvirtiname. Tai iš esmės yra šis veiksmas automatizuotas ir tikrai galima atlikti viską ir iš vieno įrenginio, jeigu tik tai yra patogu. Dėkui. Kitas klausimas, tai galima atlikti tik su telefono pagalba. Kompiuteryje galima atlikti, klausė Neringa. Tai kaip ir atsakiau prieš tai yra galimybė ir atlikti viską viename renginyje, tik tai, kad patogumui aš vaizdavau viską, kai yra 2 renginiai, nes tikrai yra patogiau naudoti 2 įrenginius negu vieną, bent jau man asmeniškai, kadangi tu kompiuteriu bent jau gali padaryti daugiau ir matyti didesnį vaizdą ir patikrinti dokumentą sklandžiau. Čia apie Smart ID diskutuoja, kad Smart ID viskas paprasčiau, bet yra mokama. Aš dabar nežinau. Smart ID aš gal pasakysiu, kad pakoreguosiu, kad tikrai yra nemokama. Nemokama, ne? Smart ID yra nemokama programėlė
Bet tik tai, kad pirmą kartą ją norint išsiimti, reikėtų nukeliauti pas banką, kuris galėtų patikrinti ir tapatybę ir nustatyti, kad būtent jums į telefoną bus įrašyta programa. Todėl kaip ir reikalingas tas vienintelis papildomas veiksmas yra atvažiuoti į įmonę, kur yra išduodamas Smart ID ir tiesiog paprašyti, kad jums sudiegtų į telefoną. Toliau, norint atnaujinti, tai nereikės papildomai atlikti jokių veiksmų, tiesiog reikės atnaujinti programėlę ir tiek. Bet dabar tas Smart ID irgi keičiasi ir kaip tik su kodais ten kažkas, ar visiškai nuima tą funkciją, ar kažką papildomų uždeda. Aš kaip žinau, tai turėtų atsirasti Smart ID Plus, kur veiks panašių principų kaip ir mCART LTU programėlė. Tai yra, norint prisijungti, mums bus generuojamas QR kodas, kurį mes su telefonu taip pat nuskaitysime ir tiesiog prisijungsime. Tai atitinkamai čia bus tik tai vienintelė kaip ir saugumo padidinimo galimybė, kuri galės, nes iš esmės, kodėl reikalinga šita funkcija? Kadangi PIN kodas 1 ir 2 yra kaip ir pastovus, jeigu mes tik tai norime jį pakeisti, mes jį pakeičiam, bet nuskaitant QR kodą mums papildomas yra saugumas, kuris apsaugo nuo dabartinių technologijų. Angliškas terminas yra deepfake, tai kai mes turime tą patį daiktą, pavyzdžiui, vaizdą, mes galime jį panaudoti netinkamą identifikavimą. Tai atitinkamai tas QR kodas, jisai yra dinaminis ir visada keičiasi. Tai atitinkamai mums generuojamas QR kodas ir tai padidina saugumą naudojantis sistemomis. Gerai, dėkui. Aš dar noriu paskaityti tą, gal vis tik tai dar Dariau, tada užtvirtink, kuo skiriasi mobilus ir elektroninis parašas, nes jūs kaip ir paminėjot, kad pristatėt vieną iš galimybių pasirašyti, tai vat, ar galima pasirašyti dokumentus mobilių parašų, klausė žmogus. Mobilusis parašas čia buvo registrų centro teikiama paslauga, kuri dabar šiuo metu yra neteikiama. Tai iš esmės tai yra kaip mūsų dabar žinoma Mobile ID. Tai galimai aš netaip suprantu klausimo, nes yra skirtumas tik tarp parašų. Tai yra rašytinis parašas, kvalifikuotas parašas ir pažangusis parašas. Tai rašytinis parašas, tai kai mes uždedam parašą ant lapo patys, tai yra su rašikliu. Kvalifikuotas parašas, tai yra kai mes kaip RRT patikrinam tiekėją ir įrašome jį į Lietuvos patikimą į sąrašą, kur yra uždedama tokia kaip ir kvalifikuota žyma, kad šis tiekėjas teikia kvalifikuotą paslaugą ir tai šis parašas yra pripažįstamas visoje Europoje. Tai yra. O pažangusis parašas tai yra toksai kaip vis tiek reikia pasirašyti dokumentą tarp dviejų šalių, kurie patvirtina, kad ši priemonė yra tinkama ir yra prilyginama rašytiniam parašui. Tai iš esmės reikalingas dar dokumentas, kuris patvirtina, kad abi šalis sutinka su šituo elektroniniu parašu ir kad jis yra kvalifikuotas. O čia dar klausimas apie galiojimo kortelės. Palaukit, girdėjau. Bet tai čia apie Smart ID turbūt, taip? Girdėjau vienai paskaitai. Turbūt asmens tapatybės kortelės, tai iš esmės, jeigu žiūrime į šių pavyzdį, tai mes matome, kad kortelė galioja iki 31 metų, nors sertifikatas, kuris yra įrašytas į pačią kortelę, galioja 3 metus. Tai iš esmės, jeigu mes pasiimtume šią kortelę iš migracijos departamento ir, pavyzdžiui, jeigu aš įsiimčiau kortelę, man jį galiotų 10 metų, bet joje esantis sertifikatas galiotų tik 3 metus. Tai po 3 metų
man reikėtų vėl kreiptis į migracijos departamentą ir užsisakyti kortelę per naują, kad į ją būtų įrašytas sertifikatas. Čia buvo vienas klausimas, Lino, būtent kaip ką tik jūs ir atsakėt, jei sertifikatas baigėsi, ar yra išduodama nauja kortelė, ar galima nuotoliu būdu sertifikatą atsinaujinti su ta pačia kortele. Tai dar patvirtinkit, kad kaip supratau iš atsakymo, tai... Šiuo metu nėra tokios galimybės atnaujinant kortelę, tai yra liekant su ta pačia kortele, kad būtų atnaujintas sertifikatas. Tai reikia naują kortelę užsisakyti. Taip. Klausia, ar sertifikatas yra mokamas? Sertifikatas pats nėra mokamas, bet reikės sumokėti tik už pačią kortelę. Tai tenais dabar įkainio nežinau, tai tiesiog kortelės į įkainis, o įrašyti sertifikatą papildomai nieko nekainuoja. Pensininkam 10 eurų nauja kortelė. Tai va. Daina klausė. Ką daryti, jei telefonas su M-Card kortelė pamestas? Kaip apsisaugoti nuo sukčių naudoti elektroninį parašą? Tai reikėtų pasikreipti į migracijos departamentą ir paprašyti, kad pasakyti, kad kortelė yra pamesta ir migracijos departamentas tiesiog ją atšaukė ir sertifikatai nuotoliniu būdu yra tiesiog užblokuojami, kad niekas negalėtų jais pasinaudoti. Čia dar papildomas klausimas, ar elektroninį parašą galima panaikinti ar laikinai sustabdyti. Tai va čia apie tą sertifikatą eina kalba. Taip, čia yra kortelė ir yra sertifikatas. Ja, jeigu yra kortelė pamesta, tai mes tiesiog susisiekėm su migracijos departamentu, pranešam jiems situaciją ir jie tiesiog atšaukia jį. Jeigu mes paskui ją randame, tai manau yra laikotarpis, per kurį mes galime pasakyti, kad atšauktų tą sustabdymą sertifikatų. Bet man tenais atrodo 1 mėnesio laikotarpį.